Pilis labai įspūdinga. Labas, Vilius. Susitiko du draugai netyčia Ispanijoje. Abipusiai, prašom. Gerai, prašom eiti toliau. Vam tada. Čia atrodo iškristi, žiūrėk, Antanai. Nu tai Eini ir va kelias baigėsi akmuo ir atrodo krentimas čia. negali būti. Žiūrėk. Bum. Nu, prašom užeiti toliau, prašom. Būtinai. O, nesugriaukit, atsargiai. Čia viskas labai trapu. Viskas labai trapu čia. Gamta, gamtos kūrinys. Užlipom į pilies viršūnę praktiškai. Sunku buvo, bet naudinga. O, čia Antaną nušliopinsim. Nu va. Šiaip ne taip. Ežeras didžiulis. Apačioje išdžiūvęs ežeras. Matyti, Ispanijoje trūko labai vandens. Ar elektra buvo brangi, tai paleido hidroelektrinės pilnu pajėgumu. Ir išsiurbė viską. Ir viskas nuseko iki nulio praktiškai. Nu, bandom dar į bokštą įlipti, bet nežinau, ar pavyks, bet bandom. Filmuok. Viskas. Oi, kaip čia baisu. Au. Au. Antanai negazdink. Blemba. Man jau dabar baisu daros, nežinau kur eit. Kur išėjimas? Į viršų kol kas. Oho, laiptai suka į viršų. Nu, bandom. Buvo, nebuvo. Ko nepadarysi dėl gražaus kadro. Lipu. Bandau skubėti, nes atsibosim žiūrėti. Va, Robertas sustrigo kažkur tai. Vilius ten apačioj. O Vilius liko. Vilius apačioj liko, bijo matyti. Bandau pasivyti Robertą, va. Bet Robertas labai vikrus. Zenas greitas. Labai vikrus. Nu va, pagaliau mes pasiekėm pilies viršūnę. Apžvalgos aikštelė įspūdinga. Aplinkui kalnai gražūs. Kaip smagu. Bažnyčia apačios. Antanai. Apačioje bažnyčia, lyg tai sakė Robertas. O, pakelk, matas. Buvo kažkada tai veikianti. Va, toks gražumas. Viskas, pabaiga.